1260 metų Durbės mūšis nulėmė tai, kad Sarmatija kaip pasaulėžiūra, sarmatiška pasaulėžiūra, išliko gyvuoti dar mažiausiai 200 metų, iki 1418 metų, kuomet Vytautas su Jogaila pradėjo Žemaitijos krikštą nuo Šatrijos kalno. Tai dėka šitų užsispyrusių getų, karių, dėka šito mūšio buvo sustabdytas krikščionybės ekspansija invazija. Ta žiaurioji ekspansija invazija, kuri buvo paremta karinė jėga ir Vytautas su Jogaila jau turėjo nusileisti visiškai kitus metodus ir visiškai kitus būdus taikyti vadinami krikščionybę. Bet kaip po Sarmatija, kaip po pasaulėžiūra, kaip po civilizacija, jinai buvo apsaugota būtent Durbės mūšio dėka. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite atidžiau tos senoviškus žemėlapius, tai Sarmatija būtent išnyks 1418-1420 metų, kuomet tas kraštas, kuris buvo nepriėmęs krikščionybės, taip ir vadino Sarmatija, ir paskutinė Sarmatų gentis arba tauta, Getija, buvo apkrikštyta. Dabar pamatysit, kad tas mūšis vyka iš tikrųjų. Paprastai lietuvių Sarmatų ginkluotė būdavo standartinė apvalūs skydai, nes raiteliai buvo ir turėjo mažiausiai vieną kirvį, arba ilgo koto, arba trumpo. Taip pat turėjo vieną ilgą kalaviją, kitą trumpą durklą. Dažniausiai kiekvienas iš karių dar turėdavo po 3 ėtis ant žirgo, dažniausiai pritvirtintas, iš kurių viena būdavo ilga ir labai sunkių ietigalių, kurie būdavo apmėtomai priešininkai. Pirmiausia, tam, kad sužeisti jos, tam, kad sužaloti jų šarvus, tam, kad pradurt skydus. Didžioji dalis tų sunkių ietigalių būdavo su kabliais, kad pradurus skydą galėtų jį ar atitraukti, ar numesti, ar tiesiog nusverti. Antrosios ietis būdavo sunkios ir masyvios, grinai pramušti šarvams. Ir trečiosios ietis jau buvo plačiais galais, grinai priešininkų žalojimai. Dažniausiai tos trečiosios ietis būdavo iš damaskinio plieno, kaip ir kalavijai, kaip ir kirviai taip pat. Damaskinis kalavijas, tai pas mus išsiliko savokai pačiam kalavijo prigimties kilmėje. Tai kala ir veja. Tai būdavo kalama ir vejama. Kalamas ir vejamas metalas. Ir tokiu būdu būdavo aukščiausias dar kokybės metalas, tokiu būdu būdavo pasiekiama nepaprasta kokybė, to kalavijų būdavo galima perkirsti kitą kardą, netgi per pusę. Artimiausias analogas tai būtų japoniški katanos kalavijai ir vertė jų taip pat buvo nereali. O kryžiuočių arba Romos imperijos karių, Šventosios Romos imperijos ginkluotė, matoma, kad ir čia yra trikampiai skydai. Tai dažniausiai būdavo naudojama būtent laivais, su laivais laiviniai gynybai, bet tikrai ne su žirgais kovoti. Ir labai lengva skirti su mūsų kalavijais, kur žmonės su mūsų skydais apvaliais ir trikampiais pailgais, Šventosios Romos imperijos kalavijais skydais. Dažniausiai būdavo naudojama prieš mūšį netgi strėlės, apšaudomi priešininkai būdavo ir strėlių antgalių būdavo taip pat apie 20 rūšių. Pramušti šarvams, primėtyti tam, kad į kojas susmuktų. Durbės mūšyje buvo kryžiuočiai pagal aprašymus Eiliuotosios kronikos Livonijos sunaikinti pabaigojų apsupti pelkėse rastais apmėtant. Taigi, mūsų profesionalių karių ginkluotė būdavo visiškai tiesiog įstabaus ir svorio, ir paskirties. Po Durbės mūšio karalius Mindaugas iš esmės ir atsisakė karūnos savo
kur jam buvo siunčiama į pagalbą Šventosios Romos armijos vienas po kitos ir tai buvo lemiamas mūšis, po kurio siunčiama Mindaugui karaliui armija buvo sunaikinta bendrų kuršių arba kuronis, kaip tuomet rašė, žemaičių arba tuomet, kaip rašė, getų ir prūsų pajėgomis. Prieš mūšį būdavo panaudojama dar taip pat ir psichologiniai poveikio priemonės. Pavyzdžiui, yra net aprašymuose išlikę, kaip žemaičio arba getų kariai buvo išsitepę visi mėšlų ir grinai puolė priešininko rikiuotės ir pavėjui vėjas pūtė tiesiai į kryžiuočius, į mongolus irgi aprašyta. Tai įsivaizduojat, kokia galėjo būti psichologinė poveikio priemonė, kai tave pykina ir tu dar turi kariauti. Taip pat buvo naudojami ir dūmai, būdavo uždegamos žolės, medžiai. Kartais būdavo net įmetama ir kanapių, kad priešininkai linksmiau kariautų. Arba iš viso nebenorėtų kariauti. Kario arba vyčio tikslas būdavo pirmiausia, kaip ir visų kovos menuose, išmokti gydyti žmonės. Nes tik tai išmokęs gydyti, tu gali pradėti kovoti. Nes priešingų atveju ir per sužeidimą ar per kovą tu gali labai greitai iš rikiuotės išeiti, negebėdamas savęs pagydyti. Tai pirmiausia būdavo išmokama gydyti save. O tada jau būdavo mokoma žudyti. Ir žudikai nerealūs būdavo, nes vieno lietuvio, jeigu būreliais jie mažais pasirodydavo Rusijai, būreliai būdavo iki 80 karių, 150 karių, tarp 80 ir 150 karių. Tai vieną tokį būrelį rusai nesiryždavo niekuomet pulti be mažiausiai 2-3 tūkstančių savo karių.